O išrinktasis, ar kada nors susimastei, kad tavo energiją gali siurbti nematomos jėgos? O kas, jei jūsų baimės ir dėkingumo jausmas galėtų būti galingesnis jūsų dvasinio augimo įrankis nei tradicinės garbinimo formos? Garbinimo genai – tai jumyse įdiegti elementai, skatinantis jūs garbinti išorinės jėgas. Šie genai užprogramuoja jūs atsisakyti savo vidinės jėgos ir galios, sukurdami priklausomybę nuo išorinių šaltinių. Šis jūsų genų pokytis skirtas nukreipti jūsų energiją, ribojant jūsų dvasinį vystymąsi. Tačiau yra kelias į dvasinį savarankiškumą ir nepriklausomybę. Pirmasis požymis yra pabudimas. Kai pradedate abejoti nusistovėjusiais įsitikinimai, jaučiate nerimą dėl ritualų, kurie anksčiau teikė paguodą. Tai neatsitiktinės mintys, o vidinio konflikto ženklas, skatinantis jūs ieškoti vidinės tiesos. Antrasis ženklas yra energijos dinamikos suvokimas. Pradedate pastebėti, kaip tradicinės garbinimo formos atima jūsų energiją, nukreipdamos ją į išorinius subjektus. Suvokėte, kad kiekviena garbinimo aktas yra kanalas, per kurį išsenka jūsų energija. Tačiau su sąmoningumu ateina ir stiprybė. Susikūrėte vienatvės erdvę, kurioje yra tik jūsų energija ir maitinančios jūs gamtos jėgos. Trečiasis ženklas. Drąsiai susidurėte su savo vidiniais šešėliais. Jūs metate iššūkį baimėms, kurios apibrėžia jūsų egzistencijos ribas. Tai tyli revoliucija, kai atsisakote paklusnumo paradigmų ir įtvirtinate savo teisę būti suverenia būtybe. Kiekvienas nepaklusnumo baimei veiksmas, kiekvienas drąsus pasirinkimas yra baimės programų sutrikdymo momentas. Ketvirtasis ženklas yra transformacija, kuri veda į vienybę su visata patirtį. Suvokėte, kad dieviškumas nėra nuo jūsų atskirtas, bet pasireiškia jumise ir visame, kas jūs supa. Į gyvenimą žvelgite per šventumo prizmę ir suvokėte, kad kiekviena pasaulyje sukurta būtybė kupina prasmės. Penktasis požymis yra savęs kaip dieviškosios būtybės priėmimas. Jūs siekite tiesioginės dieviškosios patirties, kuri tampa nenuvaldomu poreikiu. Jūs ieškote šventumo per savo paties prizmę. Savo visą esybę prisiliečiate prie dvasingumo. Šeštasis požymis – jūsų įžvalgi akis, skirianti garbinimą ir pagarbą. Matote, kad pagarba jūs pakylėja, stiprindama jūsų ryšį su aukštesniais džiaugsmo, meilės ir gausos dažniais. Septintasis ženklas yra organiškas perėjimas nuo garbinimo programų. Jūs nebesiekite išorinių autoriteto pritarimų, bet pasitikite savo sielos išmintimi. Intuicija tampa jūsų vedliu, o jūs randate atsakymus jos tyliame šnabždesyje. Jūsų dvasinė branda, o išrinktasis, yra ne kelionės pabaiga, o naujos kelionės pradžia. Jūs tampate šviesos nešėjų, rodančių kelią į dvasinę laisvę. Tavo kelionė su visais išbandymais ir pergalėmis yra vertinga patirtis tiems, kurie taip pat ieško kelio į dvasinę nepriklausomybę. Jei patiko video, leiskite savo paspausti ženklelį patinka. Pasidalinkite informaciją su draugais ir užsiprenumeruokite Visatos balsą. Užsiprenumeravę gausite prieigą prie uždaros ir ypatingos informacijos skirtos tik išrinktiesiems. Ačiū, kad esate su mumis.
Jei patiko video, leiskite savo paspausti ženklelį patinka. Pasidalinkite informaciją su draugais ir užsiprenumeruokite Visatos balsą. Užsiprenumeravę gausite prieigą prie uždaros ir ypatingos informacijos skirtos tik išrinktiesiems. Ačiū, kad esate su mumis.